Sveiki, mano mėly bičiuliai, su jumis sveikinuosi aš Algirdas ir grįžtu jau po tokios nemažos pertraukėlės vėl į eterį. Buvo visokių dalykėlių, reikalėlių, tai atsikėlė tie video montavimai. Iš tikrųjų viską vis tiek filmavau, dariau, bet nutiko taip, kad neliko laiko prisėsti ir pamontuoti. Sezonas prasidėjo anksčiau negu tikėjausi, ekskursijos pasipylė vien dėl gero oro, bet oras geras dėja neužsilaikė. Šiemet labai stipriai prilyjo, labai daug problemų turėjom, tiek darbuose, tiek logistikoje. Žodžiu, visur, kaip galėjo būti, buvo labai smagu ir sunku. Na, o dabar grįžtu su senaisiais video, vis tiek viskas eis pagal seką. Dabar grįšim į pavasarį, papasakosiu, ką toliau veikiam, ką padarėm, ką pakeitėm, ką sugadinom. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad sugedo keturratis, sugedo mano autobusiukas, sugedo ir ekskavatoriukas. Šiandieną bandysiu sutvarkyti ekskavatoriuką, o visą kitą papasakosiu, kaip ir kas nutiko sekančiose video. Ačiū, kad žiūrite ir grįžtame į pavasarį. Tai šiandieną darbuosime su gana paprastais darbais, kadangi šiandien dirbu vienas, kitas turi pas save reikalų irgi su statybinė pusė, tai pagalvojau, kad galima šiandien pažaisti su ekskavatoriuku ir pasidaryti darbus, kuriuos dega. Dabar įsipyliau priekabą į vietą, kur dar reikia patvarkyti, bet dabar pagalvojau, šiandieną dar netvarkysiu, paliksiu kitiem vaikam, kadangi čia yra tik vieta, kur pravažiuoja mašinos. Tai dabar reikia pasitvarkyti, kur yra pagrindinė vieta, kur kai vyksta ekskursijos. Tai čia daryti daug darbo nereikia. Čia reikės nusimti šitas grotas, išsikasti žiedą kanalizacinį. Pagalvojau, kad tikrai jisai čia nereikalingas, tai va šitą vietą noriu pasidaryti tvarkingiau, pasidaryti rėmus, gal išuosiu medienos apdegintos, pasidarysim rėmus, pasidarysim tokius laiptelius, kad būtų žymiai tvarkingiau įeiti. Ir čia yra įdėti betoniniai stulpai, nežinau kam iš tikrųjų čia, kad laikyti žemę, kad nenukristų, ar čia, kad vanduo nenubėgtų. Čia yra nutekėjimas vandens su vamzdžiu, tai nežinau, kam čia iš tikrųjų padaryta, kokia idėja buvo. Pabandysiu siardyti, šitas dalykas tikrai neveikia. Jeigu matysim, kad kažkas čia pamatą plauna ar dar kažką, tai keisim dalykus, bet kol kas daugiau yra tiesiog netvarkos, tikrai nebaisiai tvarkingai atrodo. Ir pats svarbiausias dalykas, kai šienauji, tai čia su peilis užvažiavus labai liūdna būna. Dažnai pasidaužai, juos nepagalandi. Toks dabar greitas darbelis. Šiame pastate dažniausiai būna nakvynės. Jeigu atvažiuoja mokinių ekskursija, tai čia dažniausiai miega arba tėvai, arba mokytojai, arba autobuso vairuotojas kartais miega. Jeigu būna didesnis renginys, tai čia tiesiog dirbtuvėlės pasidaro, ruošiasi dekoracijas, dar kažkokį dalyką. O mano ateities planas tai yra padaryti čia arba kažkokią tai kabinukę, arba normalų nakvynės pastatą. Nėra daug ten. Kažkoks vamzdelis buvo pajungtas. Koks grūzas. Jo, čia matyti iš viso net pabetonuota buvo su kokia nors. Jo, matau, va. Viskas aišku, čia kažkas darė tiesiog savadarbį dalyką. Okay. Turim štai tokį pasikrovę, iš karto prisivarom geriau priekabą. Taigi, priminėjau, mano planas yra šitą vietelę padaryti panašiau į tarsi tokį restoraną. Pati patalpa yra šiek tiek tamsi, jai trūksta langų. Čia aš pats galvau, mano draugai dažnai atvažiuoja, sako, reikia padaryti didelį langą per visą sieną kitoje pusėje pastato, kad žiūrėtų į prūdelį, padaryti tenai kokią nors fainą terasėlę. Tualeto viduje nedarysiu, nebus čia mega toksai dalikelis, kadangi tualetas iškart čia prie pat. Ir tualetas daug vietos suėma. Toks paprastas, fainas namukas būtų. Aš visai norėčiau kokias picukės iškepti savo svečiam. Labai maitinimo trūksta iš tikrųjų. Daug kas nori to maitinimo, bet kadangi mes visą parką prižiūrime tryse, tai tiesiog nėra kada pačiam daryti, o rasti kažką patikimo neilgam laikui, kartais būna tiesiog sunku. Birželio pabaigoje ekskursijos baigėsi, dar iki Liepos pirmos savaitės galo būna.
Tada būna šiek tiek ramiau, dirbame tik su pavieniais lankytojais. Tai tada galima ir gal kažką gaminti, valgyti. Maistas, manau, nemažai turėtų atnešti pelno. Bet irgi koks ten maistukas turi būti. Su maistu galima tiesiog lengvai gana susigadinti reputaciją, aš taip manau. Tai vat ir bijau kartais kažką pradėti. Iš principo galėčiau šitos stulpus rankom įkelti, bet ei, aš turiu hidraulinę ranką, kam čia man? Ar labai sunku bus ar ne? Ne, sunku. Greičiau paprašiau susidėsiu, jų nesuskaldysiu, nes aš juos galėsiu kažkur panaudoti kitur. Pasikėliau. Gerai. Aš manau, kažką su jais dar sugalvosim, tikrai. Šitais blokežais. Aš galvoju, čia dabar tiesiog išsikasiu šiek tiek. Aišku, su tais akmenukais gal truputį prasčiau. Bet čia pasilyginsiu biškutį. Čia duobę pasidarysiu, kad galėčiau formuoti akmenukus. Tos laiptukus, manau, bus pats tas. Tai šiandienos mano planas būtų pasitvarkyti aplinkui tvartą. Žodžiu, yra toks dalykas, kad molis, tas molės sienos, čia, nežinau, kažkaip jos pairo, greičiausiai dėl drėgmės, kritulių. Tai kažkaip bandysim saugoti tos kraštus, tas apačias, bandysim kažkokią tai apsaugą dėti, gal skardinsim, gal dar kažką darysim. Iš tikrųjų, tai net nesu tikras, ką būtų geriausia padaryti, bet prieš tai norėčiau pasidaryti, kad čia nebereikėtų šienauti. Čia yra įvairiausių akmenukų, čia kartais ir pravažiuoti yra sunku, nepatogu, ne visai lygiai žolė auga ir gaunasi, kad toksai apdraskytas kampas gaunasi. Dabar visą čia sluoksnį atsikasti šiek tiek, aišku, prie molio sienos nelįsti, pakalti tokius rėmukus ir uždėjus kažkokią tai medžiagą, kuri būtų nelaidi, tai aš kadangi daug tentų turiu, galėsiu arba tentą dėti, o gal paprasčiau bus tiesiog agro plėvelę užsidėti ir užsibersim kažkokią tai skaldą. Galvoju, gal nedidelę 4-16 žvirstą, tokį smulkų, arba jau 16-32 didesnius akmenukus, kad jie čia galėtų šiek tiek taip, nežinau, papuošti, aptvarkyti. Iš tikrųjų, geriau tai būtų kažkokia tai įdomesnė skalda, ar tai raudonos spalvos, o gal juodos, toks, kad sužaistų tarsi juodą, oranžinę juodą, antracito stokas, tai kažką į antracito spalvą padaryti ir apačioje. Tik tai ta skalda žymiai brangiau kainuoja ir ar tas rezultatas gausis, kokį noriu padaryti, irgi klausimas. Tada turime čia prie tvarto įėjimo akmenis sudėtas, aš pats juos sudėjau kažkada, bet kuo toliau, tuo man jie mažiau patinka, nors šitas akmuo man labai patinka, nes aš ant jo atsistoju ir duodu startą orientaciniam varžybom. Bet ką norėčiau pasidaryti, tai va tokį pat įėjimą būtent čia. Čia lyg ir yra kažkaip į tą pusę daryta, tai dabar irgi atsikasiu, susitvarkysiu durų kraštus, užsidengsiu juos kažkaip, skardelę gal užkalsiu, uždėsim plėvelę, šiek tiek žvyro ir sudėsim akmenukus. Lygiai taip pat suformuosim kaip tą įėjimą. Man užtenka, man tinka, o čia, kad duris dar pilnai atsidarytų, irgi reikės, šiek tiek žemiau nuleistos akmenukus. Ir turbūt iki čia taip užsidarys, iki krašto, arba varysim jau iki to krašto, dar nežinau. Mano dar ateities planas yra va šitą kelią pasitvarkyti, aš norėčiau jį nusikasti šiek tiek, irgi gal kažkokį tai rėmuką padaryti čia ir uždėti dangą. Prieš 5 metus pasidariau štai tokią vietą. Kadangi šita vieta yra labai dažnai vaikščiojo, mindama, tai jinai negali turėti normalios savo pievutės. Tai geriausias, ką aš sugalvojau, yra tiesiog įsikasėm, uždėjom plėvelę ir supylėm akmenuką. Čia yra 4-16 žvirgždas vadinamas, jis yra smulkus, bet jisai nesusipresuoja. Jis, kadangi toks apvalus, jisai
ne taip susikabina. Man atrodo, čia reikėtų tokio aštresnės skaldos, jinai tada geriau kliuotis. Gal dar kitas būtų dalykas, čia šiek tiek žvyro uždėti ir su vibrobokšte sutankintuvu grunto praeiti ir sutankinti. Nu, mes aš kiek atsimenu, čia 30 cm pripylėm. Kažkur, gal 20-30. Tai man patinka, nes čia nesmingi, čia mašiną statyti gali pravažiuoti. Tai ir kai lyja lietus, nu čia nėra, kad klampotum labai. Tai man tas ir patinka. Tai gal norėčiau tokius kelius padaryti. Dėl takų ir praėjimo pačių kelių yra toks dalykas, kad aš labai nenorėčiau padaryti per daug formalių ir tokių griežtų takų. Aš noriu, kad būtų parke kuo natūralesnis tasai priėjimas, vaikščiojimas, kad tu pievą džiaugtumės, nereiktų tų takų. Kadangi atsiranda takai, tada atsiranda maži takeliai, kurie atsiranda nuo trumpinimų. Tai tiesiog žmonės galėtų kur nori lakstyti. Bet kaip daug šneku ir nelabai suprantu, tai ką aš čia prišnekėjau. Tai norėčiau plius minus tokius takus pasidaryti, kaip ir tualeto įėjimas, tiesiog nebūtų labai griežtas takas, nenoriu prarasti natūralumo parke, noriu būtų, kad vis tiek tai yra kaimas, kažkokia tai pieva, dar kažkas, bet norėčiau, kad vis tiek būtų kažkoks vis tiek, takas turi būti. Vasara gerai, vasarą ant pievos gali lakstyti kiek tu nori, bet jeigu tik tai ruduo, žiema, pavasaris ankstyvas, net ir dabar, kai kur yra stovi vanduo, tai prasieiti, prabėgti, iš karkos būtų purinos, nešvarios, ir pačiam būtų nemalonu, batai sušuoptų, o jeigu daug žmonių vaikšto, tai tą žemę ir išformuoja, tai to norėtųsi kažkaip išvengti. Žodžiu, tai reikia priimti sprendimą, nenoriu labai paskubėti, noriu tiesiog žaisti, bandyti, kas geriau, nedideliais tarpais ir pritaikyti, kas atrodo geriausia ir natūraliausia. Na, bet ar viską pavyks gyvendinti, dar pamatysime. Reikia šiek tiek drąsos, nebijot suklysti, jeigu nesigaus. Vis tiek kažką bendrom jėgom sutvarkysim, išsilyginsim ir sutvarkysim. Na ir dar vienas svarbus dalykas, tai šitie vamzdžiai. Čia mes juos nusipirkome, kažkuriame epizode rodžiau. Vanduo bėgantis nuo stogo, nes neplautų čia, nes čia iš tikrųjų tikrai pamatą plauna, ten jau gana gili skylė yra, tai aš norėčiau šito išvengti, tai pabandysime čia užsidėti vamzdelį, nusileisti ir jį nuvesti į prūdą. Tai iš tikrųjų gal net ir reikėtų nuo šitos vietos pradėti, tuos kastis vamzdžius. Du tokie yra latakai lietvamzdžiai, tai vat ir reikėtų juos pasidaryti. Šiek tiek per giliai pradėjau kasti pačioj pradžioj, gal nereikia tiek daug nuimti, aš sakiau, kad reikia su keliu sulyginti, tai nežinau, gal tiesiog patį kelią reikės iškelti, o kad nedaug reikėtų jo ten kasti. Nu, bet kelias dar nešviečia, tai va, čia biškutį pakasė, jau pilna priekaba, jau pilnutėlė priekaba. Galvau šiandieną čia darbuotis, tvarkyti, bet reikia dar čia žemių nemažai pripilti. Tai šiandieną čia tvarkysim viską, kai suvešiu, kai bus daugiau žemių, tada galima bus ir atvažiuoti pasibaigti šitą tašką. Labai perkroviau priekabą, Kaip visą laiką, kažkaip man sunkiai gaunasi neperkraut priekabos. Taip, šiek tiek radau dar tokių atliekų, iškasiau žemių plytų čia savaitgalį. Tai jos irgi čia palaidosim, gausis kaip sutvirtinimas. Na ir dabar. Šią priekabą užtrukau neskubėdamas kasti apie 10 minučių. 7-10 pasistumdžiau, pavažinėjau, palyginau. Ir šitą priekabą aš dabar iškasčiau per 15-20 minučių greičiausiai su kastuvu, dabar pampuočiau, užsipampuočiau, pavarčiau, uždušiau. O dabar mes perkrovėm priekabą iš tikrųjų. Tai man reikės su ranka padėti. Ok. Perkroviau tikrai priekabą. Gerai. Ok.
Nelabai čia. O, turi kelt. Va ir bortas vėl iškrenta. Va, tai ką noriu pasakyti? Jau, čia gerai. Buvo sunku, negalima tiek krauti. Aš turėjau pats dabar rankom krauti. O, tai nėra labai geras dalykas. Bet ką norėjau pasakyti, iškasti užtrukau nepilną pusę minutės. Super, jėga. Labai pats savim džiaugiuosi, kad turiu tokį daiktą pasidaręs. Tai va, jeigu kas pirmą kartą šiame kanale esat, tai padariau 3 epizodų video, kaip padaryti tokią priekabą. Nuo to ir pradėjau iš tikrųjų čia su tuo parko veikla pasakoti, ką veikiam. Tai štai taip įsipylėm, kažkokių žiūrių šiukšlių iškasėm, aliuminis, metalam priduosim. Bortas, nu su bortu žinau, kad yra problema, reikia persidaryti. O šitoje vietoje padaryta yra aikštelė tokia pakelta, kad šienaut galima būtų, kad padaryti tvarkingesnę vietą. Tai kol kas dar trūksta žemė, reikės jį pasilyginti. Žodžiu, reikia bortą nuiminėti, nes kiekvienas sykį, kai pilasi žemės, neužsilaiko. Bet jau sugalvau, ką padaryti, nieko ten baisiai sudėtingo nėra. Padarysim tokius tvirtinimo taškelius. Prie sienos ypatingai bijau kasti, nenoriu per daug nukasti. Aha, čia jau buvo pakasta levelė, bet per žvyrą praaugo per žvyriuką. Nu tai panaši idėja, dabar valką tą patį darysim, tiesiog gal jau tvarkingiau pasidarysim ir su borteliais. Tai turėtų ateity geriau ir laikyti. Neretas dalykas. Lambda iš Half-Life'o. Jeigu kas atsimenat žaidimą tokį, turbūt geriausias sukurtas žaidimas, mano nuomonė. Galvoju, kaip čia tais akmenimis, ar ekskavatorium stumdyti ar ne, bet pagalvoju, kad gal rankomis šiek tiek bus paprasčiau ir greičiau. Kad greičiau tai tikrai. Nugara pasakys kitaip. Ova. Pasistatau keturatį taip, kad galėčiau priekabą kartu pasistumti su ekskavatoriuku. Tai pakasi, pasistumi. Kol kas taip geriausiai veikia. Kai pradėjom daryti durys, aš sakiau, reikia su ekskavatoriuku daryti, nes rankom neverta save gadinti. Dabar žiūriu ir su kaušu nėra labai jau lengva. Nenori jį, aišku, reikia va taip aštrių kampukų imti ir bus gerai. Aišku. Super. Ateik čia praustis. Ateik praustis. Einam praustis. Ateik čia. Ai, kokia. Ateik. Op, einam praustis. Ateik praustis. Ai.
Ateina būna? Paimk! Paimk! Paimk buvo! Hop! Paimk! Ką gero, nusimsim iš karto portelį. Nereikėtų jo patogiuot iš purvų. Tai šiandieną, kai atsikėliau, mano pirminis planas buvo visgi atvažiuoti su ekskavatorium, įsitraukti padangas, susilyginti čia vietą ir pamiršti tašką ir su juo nebesicackinti, bet pradėjau daryti tvartą ir gavosi, kas gavosi, visą dieną prabėgo. Šiandien, kadangi taip ant ramybės, tai pradėjau vėliau šiek tiek darbą, jo ir nespėjau, būčiau pradėjęs nuo 8, žinoma, būčiau padaręs, bet dabar ką mes padarysim, netvažiavom su ekskavatoriuku. Prieš darbo pabaigą reikia užsipompuoti, biškutį pasportuoti, kastuviukas, rankytėm, hupti priekabėlę ir pasižiūrėsim, kai va priekabėlę vieną prikasam žviriuko taip, nes su ekskavatorium pasimatuosim. Dabar yra 15:7, mažiėsim. Aišku, čia ne iš duobės kasam, ne iš taško, čia reikės biškutį pažaisti. Ojojoj, be šansų. Nu ką, tai 15 minučių non-stop kasimo, tai jo, laiko užtrunka nemažai. Kaip tamsu, viskas, iki rytojaus. Gerai, čia ir stok. Kągi, susirinksim šias krūvelės. Irgi į padangas buvo įkrauta, kad būtų forma išvaikyta. Irgi pasiteisino, viskas veikia. Bet vat, nenumačiau va tokių dalykų, kur reikės rinktis po to. Bet taip turi būti.
Tai pabandysiu tiesiog užgydyti šitą vietą, pažiūrėsim, ar jinai gali nešlapuot. Čia nėra didelis kažkoks prioritetas. Vis tiek čia tokia labiau dirbtuvių zona, tai gal jeigu nesitaisys arba neišeis užgydyti, nieko tokio. Jeigu pradės vanduo vis tiek kauptis, tada vadinasi kasim čia prūdą ir darysim fontaną. Na ką, daugiau mažiau pasidariau, ką norėjau. Dabar pradėjau čia kasti, šiek tiek tos vamzdžius norėjau įsitraukti. Eina sau čia, belė kokio ilgio, jie dar po keliu eina, reikia kasti, tai galvoju kaušą keičiu, paniramą dabar paliekam, pailsės jisai, čia daugiau mažiau suslygnam, pasikrausim gal kažkokią dalį didelių akmenų, man čia tikrai tiek daug nereikės. Tiesiai ant jungčių numečiu. O, būna ir taip. Būna ir taip, ką padarysi. Va, šitas kaušas tai fainas ir mažiukas. Pumpt. O, bet argės neturiu. Na, kažkas panašiais. Šį kartą geriau atrodo prisitvirtino. Taip, tas vamsdelis, sakau, čia taip įlindęs, tai reikia įsikasti, pasitraukti, kažkiek kiek išeina. Panašu, kad šiltame šitie seni vankai pakasti. Nu, čia tradicija kaime, kasti šiukšlės prie savo namų palei duris. Nesvarbu. Dabar apie šitą dalyką. Tai nu čia turės eiti vamzdis ir turi taip į tvenkinuką tarp priekabos ir trakojo eiti. Ir čia šitas turi į trišakį sueiti. Tai dabar pasitreniruosim, pažaisim, pabandysiu su nykščiu sukrauti akmenis didesnius, sunkesnius į priekabą. Juos iš čia vis tiek reiks išvežti, bet ne visus faktas. Reikės dar pasilikti, gal kažkokį elementą panaudosim iš akmenų. Pūkšt, va tai va man patinka. Va tai man nepatinka. Ai, na nieko, gerai, kaip tik stiprus testas priekabai. Gerai, ramiai įdedam. Ir viskas, vamzdis sudėtas, primatuotas plius minus. Dabar reikia kastis ir viskas, tik dabar galvoju, nuo kurio gal apkas, ar nuo vandens telkinio, ar nuo čia. Reikia svarbiausia išlaikyti nuolydį ir kad po kelių vamzdis būtų šiek tiek giliau. Čia labai daug prarasim aukščio šitoje vietoje. Kol kas aš kito varianto nematau, reikia taip dėtis ir viskas. Na ką, viskas, įsikasiu iki pat susidūrimo vamzdžių ir lieka dabar tik tai čia su kastuvu dar pasižaisti.
Na ką, įsidėjau vamzdį, šiek tiek per pusę paskendęs yra. Tai dabar pasimsiu tiesiog kibiriuką, prisipilsiu kibirą vandens, nueisiu, užlipsiu ir perleisiu per vataką. Ir žiūrėsim, ar išeis ar ne to vandens. Aha, čia nesigirdi, kad bėgtų vanduo. Ne, eina vanduo, matau, kad eina. Eina visi ir vadeškės reikalai. Gamtosauga. Ką žinau, turbūt gerai, reikia užkasinėti vamzdį ir negraužtas čia. Čia, aš manau, čia yra padaryta geriau negu blogai, tai vidutiniškai. Gerai čia padaryti, ką čia svaigstu. Tai va taip va ramiai. Virš valandos jau pakasinėjau, pakišinėjau. Aplinkui visą šitą. Kantrybės reikalaujantis darbas. No freaking way, gandras grįžo. Ei, gandras. Nematot, va, gandras skraido. Nice. Kovo 23 dieną gandras grįžo. Turbūt taip ir turi būti. Va, miškas savo gražiai skrenda. Nu, geras. Čia kažkada sakė, anksčiau šitame medyje gyveno gandrai. Tikėtina gali būti. Gal ne, o gal taip. Kažkada medis nebuvo toksai šrakojas. Bet, ką aš esu matęs šitame miškelėje, juodąjį gandrą. Juodasis gandras retesnis šiek tiek. Gyvenam miškingose vietose. Ką jisai čia veikia, tikrai nežinau. Na, bet, va, ir antrą gandrą matau. Viskas, palieku štai taip, liks po to su grėbliuku, viską susilygint, susitiesint. Tai kokie pliusai ir minusai šio projekto? Tai didžiausias turbūt pliusas, kad nebus didelių balų prie pat durų. Balos, purvas, visas tas dalykas eina į patalpą sunešama, tai gal šiuo atveju išvengsim to, gal ne, bus matyti. No, o minusas, nežinau, ar tikrai čia minusas ar ne, tai kad vanduo bus pratekantis ir per pratekėjimą dažniausiai spalva dingsta. Kadangi tvenkinys yra dažomas, tai kuo daugiau to vandens naujo pateks ir senas išbėgs, tuo prarasim spalvą, ko gero. Pažiūrėsim. Daugiau minusų ko gero nematau. Nebent minusas bus tai, kad tiesiog viską blogai padariau, nesigavo teisingai ir